Pavyzdžiui, žiūrėk, ne. Vaikų ugdyti. Juk taip galima sulaukti visai priešingų pasekmių. Vaikas išaugs savanaudis ir bejausmis. Būtent taip atsitiko ir mūsų laidos herojui Aidui, kuris nuo pat vaikystės augo įsitikinęs, kad aplinkiniai visada bus pasirengę vykdyti jo norus. Žinoma, gyvenimas netrukus jam paruošė rimtų pamokų. Tėvai 100 kartų kartau, kad nori motociklo su gimtadieniu. Tai ne, pagailėjęs kūnų poros sukelį. 18 gimtadienio proga. Nežinau, ne lėktuvo, prašau, ne tanko, ne buldozerio kokio.